Kokie yra Lietuvos pastatų garso izoliavimo standartai? Yra statybos technikos reglamentas, jis yra patvirtintas ir galioja nuo 2004 metų, per tą laiką jis praktiškai nesikeitė, reiškia reikalavimai, ten yra nustatytos akustinio komforto klasės, reiškia pastatam, tai yra numatyta vidaus atitvarų ir perdangų ir vertikalių, tai yra atitvarų sienų garso izoliacijos rodikliai, yra perdangų, oro ir smūgio garso izoliacijos rodikliai, bendrų patalpų aidėjimo trukmė, taip pat durų garso izoliacija ir izoliavimas nuo išorės triukšmo, tai yra fasadų izoliavimas. Tai vat visi šitie 5 rodikliai, kai yra, sakykime, paskirstyti, jie yra suskirstyti į atskiras komforto klases. Privaloma šiandien statoma naujiems pastatams, tai yra gyvenamiesiems pastatams, mokslo paskirties, laikino apgyvendinimo pastatams, gydymo įstaigoms yra C akustinio komforto klasė. Kitiems decibelų kiek čia bus? Tai yra priklausomai nuo pastato, reiškia paskirties, yra skirtingai. Aišku, dažniausiai mes kalbam apie, tai yra visų pirma kalbam apie gyvenamosius namus, tai aš kaip minėjau, oro garso izoliacija vidaus atitvaroms yra 55 decibelai, smūgio garso izoliacija yra 53 decibelai. Čia atkreipsiu dėmesį, kad reiškia, kai kalbam apie smūgio garso izoliaciją, tai kuo mažiau, tuo yra geriau. Oro garso izoliacijos rodiklis kuo didesnis, tuo yra geriau. Tuo reiškia geriau mūsų atitvarai izoliuoja garsą. Smūgio garso izoliacija atvirkščiai.